Kai man buvo metukai, mano mama mirė, tėvas netyčiom, kaip aš supratau, trinktelėjo ir nužudė mamą. Tai jeigu neturėčiau pagalbos rankos, tai tikrai aš nežinau, kur mano būtų kelias ir ką aš veikčiau. Mokyklai pasakė tiesiai šviesiai, kad mano kelias bus parodė už grotų. Buvo sunkus laikotarpis tiek mokykloje dėl patyčių, tiek namuose nesklandumai. Patyčias paminėjai ir to buvo tavo gyvenime? Mokyklai buvo. Man dabar ašaros stringa gerklėj, klausant visos šitos istorijos. Tiesiog savyje tai laikiau. Nueinu kažkur pasivaištau vienas, nes eidamas, kūsdamas, tu gauni dar didesnį smūgį nuo tų pačių vaikų. Kaip tu dabar iš šiandienos perspektyvos prisimeni visą tai? Dabar aš galiu net pasakyti už visą tai ačiū. Man labai padėjo Vaikų dienos centras, parodė, kad nėra visur aplink, kur aš esu, blogai. Kad yra vieta, kur aš atėjęs, aš galiu parodyti save, kad aš galiu būti mylimas. Ne visiems vaikams pavyksta savo gyvenimuose turėti tuos jų poreikius ir norus atliepiančius suaugusius. Vaikų dienos centrai labai puikia vieta, kur tu gali savo gyvenimo dėlioniai įdėti dažnai tą trūkstamą detalę. Robertui labiausiai reikėjo ryšio su suaugusiu žmogum. Jis pats ėjo labai tą santykį, labai daug dalindavosi viskuo ir kai yra atviras, yra labai paprasta ir lengva padėti. O kaip tu suradai tą dienos centrą? Socialinė pedagogija man pasakė, kad aš turiu vietą, kur tau tikrai bus gera. Ten tikrai te priims, tu bus ir pavalgęs, o matysi kažką daugiau, kažkur keliausi. Aš iškart po mokyklos, iš karto tenais nuėjau. Labai bijojau šiaip, bet atėjęs aš supratau, kad čia visiškai kitas pasaulis. Aš galvoju, o kai buvai dienos centre arba prieš tai, kaip tu įsivaizdavai, koks tu būsi užaugęs? Tu galvodavai apie ateitį? Galvojau, kad aš turėsiu savo restoraną. Jeigu bus galimybė ir man tas pavyks, tai aš labai didžiuosiu savimi. Virtuvė tau šiandien įprasta vieta. Tu dirbi vienuose geriausių Lietuvos restoranų šiuo metu, ar ne? Tikrai taip. Kada pajautai tą meilę maistui? Stebėdavau, kai mano gamindavo tata. Ir aš padėdavau jai gaminti ir mums buvo visai linksma. Dienos centre manęs vadovė paklausė, ką tu nori veikti gyvenime. Ir aš pasakiau, aš noriu būti virėju, tai ir atsiradau amatų mokykloje vėliau. Dalia, kaip susipažinot su Robertu? Dienos centro vadovė paskambino ir sako, turi nuostabų vaikiną, jam reikia padėti. Dienos centras Robertui būdavo kaip šeima ir antrieji namai. Visada jis su džiaugsmu ir labai šiltai atsiliepdavo apie bendruomenę, apie darbuotojų vadovų rūpestį, o mums kaip mokyklai Dienos centras didžiulė pagalba padedant vesti tuos vaikus ir jaunuolius tuo profesiniu keliu. Mes supratom, kad kažką reikia daryti, kad tas vaikas yra nuostabus ir jisai pats nedrįs iš tos situacijos galbūt išeiti. Neįsivaizduoju, ką aš veikčiau gyvenime, jeigu nebūtų Dienos centro, nes jisai labai apvirto mano gyvenimą. Aš suprantu, kad Lina buvo tas žmogus, kuris pirmas ir daugiausiai tau pagalbos suteikė. Man Lina labai dar padėjo po Dienos centrų ir po mokyklos su dantų operacija. Žinau, kad tu labai šiaip didelę sumą pats surinkai. Pats prisigalvojau savo tartaletę sudėtą į karamelę ir lazdynų riešutais. Radau savo receptūrą. O kur daryti, o kur kepti, ką daryti, aš nieko nežinau. Ir tuo metu aš buvau pas Liną užsukęs į svečius ir kažkaip užsiminiau apie šitą. Sako, tai klausyk, pas mane labai didelės čia patalpos yra. Jeigu nori, aš tau galiu užleisti šitą vietą ir tu gamink čia daryk, ko tau reikia. Padarėm per savaitę laiko, aš jas pardaviau, jo. Labai įspūdinga istorija. Aš galvoju, ties kuria vieta, aš galvočiau, kad viskas pasiduoda. Kai man buvo blogai, aš kilau aukščiau. Man daro blogai, aš kilu. Aišku, čia dėka labai daug žmonių, kurie buvo aplink mane, kurie man padėjo, man ištiesė pagalbos ranką. Jeigu mus stebi kažkas, kas yra tokioje panašioje situacijoje, ką patartum ir jiem ir ką tu patartum savo, jeigu galėtum, ką pasakytum savo 13-mečiai? 14-mečiai. Reikia nepasiduoti ir mokėti paprašyti pagalbos, jeigu tau jos reikia.